Pakalbam šiandien apie laisvą valią, apie valios išreiškimą, apie mano valios išreiškimą, apie tavo valios išreiškimą, apie kiekvieno žmogaus valios išreiškimą. Šį momentą turiu omeny, kad valios išreiškimą dėl priklausomybių atsikratymo, žinai, dėl alkoholio atsikratymo ar dėl visokių kitokių priklausomybės atsikratymo, žinai. Mes čia labai įsikalbėjom, buvom su keliais vyrukais ir keliom moterim, kad jie bandė tai, ką aš parekomendavau, paprasčiausiai išreikšti savo valią, pasakyti šito ir šito nebenoriu ir noriu va šito ir šito. Ir kas atsitiko, žinai, kai jie tai padarė, kad buvo toks momentas pas kai kurių, kad jie tiesiog buvo įsiurbti atgal į tą siurblį, žinai, tą tamsiųjų matricą. Tiesiog atgal jos įsiurbė. Jiems net neleidžia pažiūrėti į tą gerąją pusę. Net neleidžia. Ir pradeda siūlyti visokius, žinai, variantus, ten žinai, klausai ten TikTok ar tenai visų kitų ten platformų, kur ką klausai. O, čia tas geras, žiūri juos ir, o, ta moteris kokia faina, o, tas vyrukas kietas. Ir nusiurbė, ir tave tiesiog numetė ten atgal. Tiesiog tau neleidžia pažiūrėti į tą gerąją pusę. Be priklausomybių, be alkoholio, be šnapso, be samagono, be alaus ir vyno. Tiesiog net neleidžia pažiūrėti. O tas momentas yra labai labai svarbu išlaikyti. Nes niekas negali pakeisti tavo nuomonės. Nes tu turi laisvą valią. Bet įsijungia manipuliacijos automatiškos, tai tamsiųjų matricai, ir tave manipuliuoja, pasiūlo šitą. O, okei, reikia gal to pamėginti, reikia gal tą pamėginti. Ne, šūdas, mesk viską lauk iš savo galvos, tos visus pasiūlymus ir laikykis savo labai stipriai. Labai stipriai laikykit savo, nes ta matrica tokia gan dar turi jėgos, žinai. Ir viena dienikė, viena savaitikė, kita mėnesis ir jie patys atšoks. Jiems reikia energijos tavo. Jie siurbia energiją, kai tu šnapsą, kai tu samagoną geri. Ir kai jie nebegauna to, jie atšoka. Supranti? Eteriniam lygiai viskas vyksta. Tai labai svarbu tas momentas išlaikyti. Labai svarbu. Ir kas dar? Jo, parašyk, jeigu tau tai buvo. Parašyk. Ar ten sunku buvo atsikratyti, ar iš vis neina atsikratyti, ar tiesiog nuveda į kitą pusę, žinai, arba į tą pačią pusę iš karto. Parašyk. Arba asmeniškai parašyk, jeigu nori. Ir taip yra. O kai kuriem, žinai, kai kuriem lengvai, 1, 2, 3 ir jie išeina, žinai. O kai kuriem yra sunku, o tiem, kuriems yra sunku, tai tą išlaikyti reikia, išlaikyti tą momentą ir rūpinti savim. Viskas yra tavo galvoj ir tavo saulės reizginy ir ten koncentruotis ir išlaikyti tą momentą. Ir pasikeisi. Ir nebereikės gerti alkoholio, ar tenai cigarečių rūkyti, ar tenai dar kažkokių priklausomybių, žinai, vartoti. Tai va. Tai labai svarbu, žinai. Šiandien tiek. Gera buvo pasimatyti su visais. Iki. Čiau.